Tai kaip ir buvau jau minėjusi, noriu kiekvieną mėnesio, nežinau dar ar pirmadienį, ar kažkurią kitą dieną, duoti tokius trumpus edukacinius pusvalandžius, galbūt netgi trumpiau negu pusvalandį. Pakalbėsiu apie tokius mano akimis, mano galva žiūrint, svarbius dalykus, kurie praverčia mums gyvenant su vaikais. Kas nematėt ir nežinot, yra tokia knyga, dauguma iš jūsų, manau, netgi ją turite. Jeigu ne, tai kreipkitės. Čia yra knyga, kurioje sudėta labai daug mokslinės ir praktinės informacijos apie psichikos raidą nuo gimimo iki 28, plus tokie skyriai verta žinoti, naudinga žinoti, kurie yra, tarkim, taip trumpai tariant, konsultacijos ar ne vaikų ir paauglių psichiatro. Tai vat, aš pamėginau įdėti visus klausimus, kurie buvo aktualūs, dariau apklausą prieš rašydama knygą su tėvais, su mokytojais, Tai šiandien aš noriu pakalbėti apie emocijas. Tai būtų toksai, kaip ir, sakyčiau, gal nežinau, kaip čia pavadinti, toks kaip pagrindas, kaip pamatas visiems dalykams, kurie vyksta mūsų gyvenimuose visgi, ar tai būtų santykiai, santykiai daugiausia, taip, tai vėlgi taip labai suapvalinant ar ne, viena iš sudedamųjų dalių mūsų gyvenimuose yra emocijos. Tai ką aš noriu labai trumpai ir struktūruotai susakyti apie emocijas, tai nevardinti jų visų, bet sudėlioti tokį 1, 2, 3, 4 ar ne, bazinių emocijų paskirtis ir trumpai apie jų intensyvumus. Tai svarbiausia yra, kad visos emocijos mūsų gyvenime turi paskirtis. Tai reiškia, kad jeigu mes girdim ir kalbam patys neretai, kad teigiamos, neigiamos, geros, blogos, visą tai galim sakyti, nes turim omenyje kažkokį kontekstą. Tačiau būtent emocija, kuri kilo, jinai turi intensyvumą ir nuo to intensyvumo priklauso, ar jinai mums padeda ar trukdo. Jeigu mes turėtumėm tokią skalę nuo 0 iki begalybės, tai per vidurį būtų viena iš kažkurių šitų bazinių emocijų, tai yra baimė, pyktis, liūdesys arba džiaugsmas, ir turėtų savo paskirtį, dėl kurios jinai kilo mums. Tai jeigu būtų per vidurį. Ne veltui ar nesakoma, kad aukso vidurys. Ir mes visi kalbam apie aukso vidurį ir tai yra metafora iš tikrųjų pusiausvyrai. Nes per vidurį kažkoks tam tikra prasme tas pusiausvyros taškas, svorio centras, ar ne, iš kurio mūsų negalima pajudinti, nugriauti ir taip toliau. Tai imkim tą vidurkį, kuriame mums kilusi emocija atlieka savo paskirtį ir jeigu mes keliaujam intensyvumo prasme į begalybės pusę arba į 0 pusę, keičiasi netgi emocijų tos mūsų būklės, būsenos, jau tada galim vadinti jausmais, pavadinimai. Tai kaip pavyzdys, ar ne, pradėkim nuo to, kokias paskirtis turi šios skaidrėje surašytos emocijos, baimė, pyktis, liūdesys ir džiaugsmas. Tai 2 iš jų yra apsauginės, tiesiog saugoja mūsų gyvybę. Esminė paskirtis yra būtent šita, tai yra baimė ir pyktis. Tai visiems labai aišku, kad jeigu nebijosim, yra tikimybė žūti per greitai, per anksti. Todėl baimė yra labai svarbi emocija mūsų gyvenimuose. Pyktis taipogi. Tai yra apsauginė ir tai yra emocija padedanti nustatyti ribas. Mūsų ribas ar ne, mūsų teritoriją, jeigu jau veržėsi kažkas peržengė mano asmeninės ribas, sveiku atveju, tokiu teisingu atveju, teisingu aišku kabutėse, bet optimaliu, tai kyla pyktis. Arba baimė, jeigu aš tada traukiuosi.
jau veiksmas vėliau. Tai baimė ir pyktis kyla tuomet, kai mums kažkas gresia. Okay? Tai jeigu mums gresia, tai gali būti be abejo ir tikra grėsmė, ir įsivaizduojama arba sugalvota grėsmė, mentalinė grėsmė. Tai irgi yra realu ir turim mokytis tai atskirti. Vienareikšmiškai baimių turi visi ir apie vaikų baimės įvairiuose amžiaus tarpsniuose aš kalbėsiu atskiroje pusvalandžio susitikime, atskirame susitikime, tai paimsim būtent šitą temą, vaikų baimės įvairiame amžiuje, nes psichikai vystantis nuo gimimo iki brandos, mes išgyvenam įvairias baimės ir nuo gimimo iki 2 metų, po to nuo 2 iki 3 ir taip toliau, jos keičiasi šiek tiek. Ir apie tai irgi kalbėsiu. Tai šiandien grįžtu prie paskirties, ar ne? Baimė, pyktis, emocijų paskirtis yra apsauginė, apsauga. Liūdesys ir džiaugsmas turi paskirtis irgi labai panašiai, tik viena kitai priešingas. Tai liūdesys yra atsisveikinti, džiaugsmas yra pasisveikinti. Čia toks super supaprastintas, pateikimas, galima taip sakyti, ar ne, kad būtų paprasta prisiminti. Tai 2 apsauginės, viena atsisveikinti, kita pasisveikinti. Tai noriu pasakyti, kad būtent emocijos mums kyla, kad padėtų gyventi, ar ne? Tiesa? Tai va. Dabar, jeigu truputį plačiau apie liūdesio paskirtį, atsisveikinimo, ar ne? Tai kasgi vyksta mūsų gyvenimuose? Mes galim turėti kažkokius praradimus, tai gali būti santykių pabaiga, tai gali būti kažkokio mūsų gyvenimo etapo pabaiga, tai gali būti netektis tiek žmogaus, tiek elementariai daikto. Tai gali būti, iš tiesų irgi kaip ir santykių, bet projekto kažkokia pabaiga, ar ne, arba projekto nesėkmė, irgi kaip pabaigą mes fiksuojam. Vienu žodžiu, liūdesys ateina, kyla, nes emocijos kyla nepriklausomai nuo mūsų, bet būtent ištikus kažkokiems išoriniams dirgikliams, arba galbūt, aišku, vidiniams irgi surezonavus, ar ne, tai kyla emocija ir jeigu mes ją atpažįstam, mes leidžiam jai būti ir mes išgyvenam kažkokiu būdu, kažkokia forma, kažkokiais veiksmais. Arba neleidžiam, neišgyvenam ir turim reikalų po to įvairių ir nelabai gerų. Tai liūdesys nelabai mėgstama emocija, kaip ir baimė, kaip ir pyktis, mes nelabai mėgstam. Ir tuoj pasakysiu pratimą, kurį turėsit padaryti patys, savo kiekvienas. Tai su tuo liūdesiu, kuris ateina pasibaigus kažkam, turėtumėm mokytis būti mums patinkančią formą. Ne? Tai nereiškia, kad turim kažkaip labai stipriai transliuoti kitiems, tai mes galim surasti būdą, formą, vietą, laiką, kaip išgyventi liūdesį, kaip atsisveikinti, ar ne? Tai yra emocija, kuri turi paskirtį padėti mums atsisveikinti su kažkuo. Tai gali būti labai trumpas, tai gali būti ilgesnis, nepriklausomai nuo būtent tos situacijos, tos netekties arba tos pabaigos. Tačiau yra vėlgi ta skalė, kaip sakiau, per vidurį ir gali būti toksai visai į nulį. Mes kalbėjom, arba labai nedidelis dirginimas ir nedidelė netektis, arba mes galim ignoruoti. Čia jau kitas klausimas. Dabar, jeigu į begalybės pusę, mes galim, irgi keičiasi pavadinimas, tai būtų, pavyzdžiui, jeigu liūdesio didelis intensyvumas, tai būtų depresija, ar ne? Yra tokia metafora, toks pavyzdys, labiau gal suprantamas, nežinau, kad mes įsivaizduokit išeinam iš savo kažkokių gerų draugų arba artimų žmonių, buvom pas juos svečiuose, išeinam ir tarpduryje, žodžiu, ranką laikom, padavėm ranką ir sakom viso gero. Ir čia metafora, ar ne, nepamirškim. Ir taip ilgai laikom, niekaip negalim
paleisti, tos rankos vis atsisveikindinėjam, ar ne? Tai vat, nu, tokia truputėlį gal sarkastiška čia metafora, bet jinai labai gerai parodo apie tą liūdesio intensyvumą, kada jis nenutraukiamas, nepasibaigęs ir tęsiasi, ir tas stovėjimas tarp durį yra tokia metafora, kuri rodo, kad mūsų gyvenimas nejuda, mes stovim vietoj, mes negalim nieko daryti. Todėl iš tikrųjų depresija yra ta būklė, kai mes negyvenam, mes tiesiog įstrigę tarp duryje. Tai pagalvokim, neretai kokiais būdais, aišku, kreipimės pagalbos, jeigu reikia ir taip toliau, bet būtent kaip užbaigti tą atsisveikinimą ir kaip eiti toliau. Nes pasisveikinimas yra būtent džiaugsmas. Tai visi nauji dalykai, jeigu norim džiaugsmo, jeigu jaučiam, kad mūsų gyvenimuose trūksta džiaugsmo, ką mes darom? Ieškom naujų dalykų. Džiaugsmas slypi naujuose dalykuose, kur čia yra spąstai, kad mes esam, tokie veikiami dviejų dėsnių – transformacijos ir homeostazės. Transformacija sako, eik ieškok naujų dalykų, homeostazė sako, ne, lik ten, kur buvai, net jeigu tau nelabai patinka, bet čia jau viskas pažįstama, žodžiu, pažįstamas blogis geriau negu nežinomas gėris. Ir čia yra šiek tiek tuose dviejose dėsniuose būtent paslapties ir tų spąstų, kad mes neinam į naujus dalykus, iš tam tikrą prasme veikiami to dėsnio, bet ir iš baimės, ar ne, iš tos grėsmės, ar ne kažkokios gal išgalvotos grėsmės, gal realios kartais, ir nepatiriam džiaugsmo. Tai čia, kad nelabai supainiočiau, tiesiog noriu priminti, kad džiaugsmas slypi naujuose dalykuose, ieškokim tiesiog mažų naujų dalykų, nežinau, naujas kelias į darbą, nauja parduotuvė apsipirkti. Man daug kas sako, ką čia parduotuvė blogai, čia ne džiaugsmas, o maždaug depresija. Ok, ne visiems parduotuvės tinka, man, pavyzdžiui, patinka apsipirkti, jų vis tiek reikia apsipirkti, tai tada tiesiog važiuoji į naują parduotuvę ir kažką ten biški naujai. Tai iš tokių mažų dalykų mes lipdom savo gyvenimą ir tai vadinasi gyvenimo menas, taip? Tai grįžtam vėl šiek tiek prie intensyvumo, kad intensyvumai gali būti tie tokie viduriukas, ar ne, su paskirtim. Tuomet, jeigu einam į begalybę, tai pavyzdžiui, baimės atveju, tai gali būti panika, ir panika tikrai trukdo gyventi, ir mes panikuojam dėl išgalvotos grėsmės, kur atrodo tikrai mirsim, pavyzdžiui, kokiam lifte. Šiaip tikimybė yra, kad galim, tas liftas ten nutrūks, tie visi laidai, tas liftas nukris, kur nors labai stipriai susitrenks, vienu žodžiu, užsimušim. Bet tai atsitinka super retai ir turbūt net nežinau, ar atsitinka, bet mūsų fantazija, mūsų galva, reiškia, sukuria tokią situaciją ir mes pradedam prakaituoti, širdis plaka, atrodo viskas jau. Nors tas liftas ramiausiai savo važiuoja, atsidaro duris ir mes išlipam. Tai čia toks kaip pavyzdys apie panikos atakas, kurios ištinka mus tam tikrose situacijose, kuriuose mūsų smegenys sako, čia gresia pavojus tavo gyvybei. Su tuo reikia dirbti, čia yra atskiras sritis ir atskiros technikos, būtent panikos atakams, bet aš norėjau pasakyti, kad baimės intensyvumas labai didelis yra vadinamas panika. Jeigu mes turim mažą baimę, irgi realios grėsmės nėra, nes žiūrėkit, per vidurį yra reali grėsmė. Tarkim, kur reikia saugotis, ar ne? Ir ta baimė, jinai mums padeda. Dabar pati tas tokia į nulio pusę, toj skalėje į nulio pusę, kaip vadinasi nerimas, ar ne? Ir mes galim irgi nerimauti, žodžiu, ten visą laiką drebėti ir pripratę galim būti įvairiai. Tos grėsmės realios niekada neįvyko, bet kažkokia menama arba buvo patirtis kažkam įvyko ir tada mes sukūrėm, kad gali ir man taip įvyko, tokia tikimybė. Arba būna, tarkim, irgi vaikystėje arba, nežinau, nebūtinai vaikystėje, gali būti ir suaugusiam žmogui išgąsdinimas, ar ne, kažkoks tai toks, tarsi kaip gąsdinantis dalykai. Čia gali būti, pavyzdžiui, dabar tai susiję, aišku, ir su kažkokiom realiom grėsmėm, kurios nugresia, bet jų dar nėra šiandien. Tarkim, geopolitinė situacija yra nieko gero. Tai tas nerimas yra iš tos baimės registro, yra mažas, dar paskirties neatlieka, bet jisai toksai, ir trukdo mums gyventi. Tai čia vėlgi atskira istorija, kaip su tuo dirbti, ką daryti, ko nedaryti, ar ne, kaip ieškoti alternatyvų, pusiausvyrų ir taip toliau. Bet principas, ką aš noriu šiandien papasakoti, tai reiškia, kad yra intensyvumas mažas, nerimas labai didelis, ar ne, panika. Ir ten tarpiniuose
sluoksniuose dar galim kažkokių pavadinimų prigalvoti, jeigu labai norim, jų yra greičiausiai. Pyktis. Pyktis turi irgi, reiškia, per vidurį pyktis, tai aš nustatau ribas, pasakau ne, tai parodau piktą save, ar ne, kažkokį tai arba žodžiais, arba veiksmais, arba, na, nežinau, kuo dar. Ir taip, na, civilizuotai ir apginu savo ribas, pasakau žodį ne. Ir mes turim, jeigu einam, jau sakiau, į tą maksimalią pusę intensyvumą didinam, tai būtų agresija kažkur ten toliau. Ir jeigu visai taip jau į tą nulinę pusę, tai toksai susierzinimas, ar ne, burbėjimas gal toks, nu žinot, yra tokių daug visokių pavadinimų, tų daug visokių jausmų, kuriuos mes tikrai, na, patiriam ir viskas tvarkoj su tuo, mums kažkiek maišo, kažkiek ne, tam dėl pusiausvyros mes juos toleruojam ir išgyvenam, viskas tvarkoj. Tiesiog mano tikslas dabar jūs supažindinti su tuo, kad emocijas verta atpažinti, ar ne, atpažinti, žinoti jų paskirtis, galvoti apie intensyvumą. Jeigu per vidurį viskas tvarkoja, reiškia, jinai man padeda. Jeigu kažkur jau ten į šonus, tie kraštutinumai visuomet trukdo, tada jau mano užduotis yra ieškoti, kaip su tuo tvarkytis, ar ne, ir ką daryti, ko nedaryti, galbūt kažką tai keisti, ar ne, savo gyvenime, savo mąstyme, gal nuostatas, nu, įvairiai. Principas yra atpažinti ir kodėl aš jums tai pasakoju, ar ne, bet nes jūs esat visi tėvai, mamos, tai reiškia, kad mūsų kaip tėvų, mamų užduotis yra išmokyti savo vaikus atpažinti emocijas. Tam, kad jie galėtų jas atpažinti, mes turim jas kažkaip jiem parodyti. Kaip mes jas rodom? Pratimas namų darbai. Pagalvokit, kiekvienam, kaip jūs reiškiate, kaip kiti supranta, kad jūs bijot. Arba pykstat, arba jums liūdna, arba džiaugiatės. Pagalvokit. Tai nėra lengvas uždavinys, iš tikrųjų toks. Nes, nu ką čia, aš niekada negalvoju ir taip toliau. Nu gal kažką ten truputį žinau. Bet va čia jau yra užduotis. Pagalvokit, netgi galit biškį užsirašyti, o kaip aš elgiuosi, kokie mano veiksmai rodo, pavyzdžiui, kad aš bijau. Arba kad pykstu. Nu, tai žiūrėkit, pykstu, tai čia labai liktai lengva. Pavyzdžiui, nukeliam balsą ar ne, rankom mojuojam, kojom trypiam, nu, ką nors dar tokio. Mėtom daiktus. Aišku, čia vaikai vienaip rodo, mes kitaip, bet principas yra koks. Pasaulio pažinimas tuo ir įdomus, kad mes vieni kitus žiūrim ir mokomės, atpažįstam ar ne, suvokiam kažką. Šitas pratimas yra skirtas mums suaugusiems suprasti, kaip mes išreiškiam savo bent jau tas bazinės emocijas. Į pagalbą pasitelkite savo tėvus. Suprantu, kad mes jau visi dideli užaugę, bet vis tiek prisiminkim, kai mes buvom pirmuosius savo tuos 15-20 metų, kaip mes matėme pykstančius, bijančius, liūdinčius ar besidžiaugiančius savo tėvus, tai padės mums pamatyti save. Nebūtinai mes taip pat darom, bet labai dažnai arba taip pat darom, arba nedarom visai, nes mums nepatiko, kaip darė. Tai va, tai čia yra toks pratimas, kuris yra labai labai svarbus ir būtent aš labai nuoširdžiai kviečiu, na, ties tuo padirbėti, nes tai yra bazė. Tai yra bazė tolimesnių dalykų mūsų gyvenime, ar ne. Ir tai yra labai svarbu, nes būtent vaikai arba atpažins, arba neatpažins. Mes netgi geriau būtų, ar ne, kad pradėkim nuo to, kad pirmiausia pasižiūrėkim, kaip mes tai darom ir ar darom. Tuomet mes pradėkim įvardinti tas emocijas ir įvardinti patys, kai mes jaučiamės, ir įvardinti savo vaikų emocijas, kurias mes matom ir atpažįstam. Taip, tokiu būdu mokysim juos atpažinti emocijas, mokysim juos jas įvardinti. Ir dar vienas kabliukas, dar viena vieta, kurią verta žinoti, tai yra tai, kad visi mes savo šeimose, išeitinėse šeimose turėjom kažkokių, kaip čia pavadint, na, nerašytų taisyklių, ko negalima daryti arba, nu, tiesiog negalima jausti. Tai prisiminkim irgi kiekvienas iš savo gyvenimo, ką esam girdėję.
Gal kažkas girdėjo, kad neliūdėk, arba galbūt dažnai, pavyzdžiui, neliūdėk. Arba nesidžiauk, radęs neverk pametęs, tokia labai faina patarlė egzistuoja, aš nekomentuoju, ar jinai gera ar nebloga, yra tiesiog, kad egzistuoja. Tuomet, pavyzdžiui, gali būti kažkokie tai tokie, įsitikinimai arba nuostatos, kad, pyksta tik turgaus bobos, pavyzdžiui. Kadangi aš nenoriu būti turgaus boba, tai pykti man negalima. Aš uždraudžiu savo, ar ne, kažkada ten, kai man buvo 6 metai ir tada jau, kaip sakant, viskas tęsiasi, jeigu aš nesupratau, kad pyktis šiaip jau reikalingas reikalas. Tai čia yra tokių visokių variantų ir šitas prisiminimai šitie būtų tikslingi tam, kad mes iš esmės suprastumėm, ar mes neignoruojam emocijų, ar mes aplamai jas leidžiam jas jausti. Tai 2 dalykai. Pirmas, pagalvokim, kaip mes pykstam, kaip mes bijom, kaip mes liūdim, kaip mes džiaugiamės. Padeda mūsų tėvai mums, o į priekį žiūrint mes rodom savo vaikams, ar ne? Tada antras dalykas, mes prisimenam nuostatas, nerašytas taisyklės apie emocijas, kokias mes girdėjom ir ką mes toliau nešam. Ar mes toliau sakom kažką savo vaikams? Gal ne, aš nežinau, bet mano terapinė patirtis rodo, kad labai daug ir įvairių dalykų yra. Ir tai yra apie emocijų, uždraudimą, ar ne? Ir trečias dalykas, tai yra būtent jau išplaukiantis iš antro, kad jeigu, pavyzdžiui, aš mačiau savo tėvus, kurie pykosi, arba tiesiog vienas kažkuris iš jų ir man nepatiko, kaip jie pykosi, dažniausiai nepatinka šiaip, nes tai būdavo konfliktai, kurie tarsi kaip ir apie grėsmę, ką aš darau toliau, aš konkrečiai nusprendžiau ten kažkada, kad aš tai jau taip nepyksiu. Ir vienas dalykas, aš nebepykstu, nes visai nenoriu pyktis, kažkaip vengiu visokių konfliktų, apeinu, ten darau kosmetinius remontus, santykius ir taip toliau, okei. Kažkaip gyvenu, gal net ir 50 metų galiu išgyventi, gal ir daugiau. Ir kitas dalykas, labai labai nefainas yra tas, kad jeigu aš nejaučiu vienos emocijos, mano smegenyse yra sritis atsakinga už emocijas. Ir jeigu aš ten, kaip koks dantistas, suleidžiu anesteziją, ar ne, vieną dantį noriu užmarinti, kad nejausčiau, laimė, kad ten tik valandai ar pusantros, ir tuomet nejaučiu visų kokių aplinkui 5 dantų, tai ten smegenyse įvyksta labai panašus efektas, jeigu visą gyvenimą savo, tarkim, 20-30 metų, aš anestezuoju, tarkim, vieną emociją kažkokią, galbūt baimę, galbūt pyktį, galbūt liūdesį, nežinau, galbūt džiaugsmą, tai labai panašu, labai daug šansų, kad aš nejaučiu ir kitų. Kas atsitinka, tokia pusiau narkozinė būsena, aš tiesiog nejaučiu. Tai yra pasakytina ir apie skausmą, ir apie visokius būtent malonumus, ir apie pasitenkinimą, ir daug yra seksualinių sutrikimų toje vietoje. Vienu žodžiu, daug visokių įvairių dalykų. Medicina, mano mėgstamas sritis, supraskit, tai tos smegenys jos anestezuojasi. Ir tai yra išplaukiantis iš kažkokių mūsų įsitikinimų apie emocijas. Tai labai verta pagalvokim, prisiminkim. Gera žinia yra ta, kad mes viską galim keisti. Viską galim keisti, bet pirmiausia turim žinoti, ką. Nes kitaip tiesiog nežinosim, ką keisti ir nekeisim nieko. Gyvensim toliau pagal tą homeostazės dėsnį. Tai ką aš norėjau pasakyti, sutilpau praktiškai į pusvalandį, nes esu tokia, spikerė, kuri gali kalbėti visą dieną, tai save stabdau ir noriu tiesiog paanonsuoti, kad sekantį kartą turėsim apie poreikius, tada apie 5 meilės kalbas ir apie autoritetą ir jo nukrypimus. Todėl labai kviečiu visus, kurie buvot ir kurie nebuvot, žiūrėsit įrašą, nepraignoruoti ir prisijungti visus kitus kartus, kuriuos kviesiu, nes didelė tikimybė, kad įrašo nedarysime. Tai tik pirmas ir toks viliotinis. Tai dabar jau stabdau.